Sveiki visi, Ruslanas su jumis ir jūs esate Imuninė sistema šeimos kanale. Kas yra šeima? Tai yra jūs gerbėmieji, kurie naudojatės, sveikatinatės mūsų imuninę sistemą produktais. Šitie produktai, kaip aš jau ir sakiau, yra natūralūs, gamtos, Dievo vaistinės produktai. Todėl, kad prie šitų produktų žmogus praktiškai neprisilietė. Šiandien kalbėsim apie mumijų ir iškilo toks klausimas. Praeitą kartą, Ruslanai, mes gavom tokį mumijų, lengvai išsiėmė iš maišelio ir panašiai. Žodžiu, gyvas tikras mumijus, jis reaguoja į šilumą, reaguoja į drėgmę, reaguoja į viską. Todėl, kad šimtmečiais šitas mumijus keliavo iš uolos į paviršių. Tai žodžiu, ten šimtai žiemų, šimtai vasarų, šimtai ten drėgmių, ko tik tais ten nebuvo, kol jis pratekėjo iš uolų ir pasirodė mums, žmonijai. Tai va, 4000 metų jau atgal ir Aristotelis ten jau žinojo, natūrali medicina jau labai senai žino šitą produktą. Ir šiandien paskirsiu šitą video būtent mumijui. Tai va, daug ligų išsigydė jau žmonės, energijas atgavo, depresijas visokias, įtampas. Todėl, kad mumijus bėga greit gydyti ten, kur labiausiai reikia. Tai žodžiu, jeigu pas mus neurono jungtis negatyvios, labai aktyvios, žodžiu, neutralizuoja tas visas negatyvias neuronų jungtis. Jeigu gaunam kažkokią tai traumą, iškart bėga tvarkyti tą traumą. Žodžiu, nuima skausmą ir mes tokius fizinius pojūčius turim. Žodžiu, greit gyja kaulai, greit atsistato organizmas po krūvių fizinių ir panašiai, susitvarko miego kokybė. Žodžiu, va tokie atsiliepimai jau yra apie mūsų šitą mumiją. Tai dabar neišsigaskite, jeigu tos mumijos atkeliauja, jis turi būti minkštas, jis turi būti būtent tokio pavydalo. Kad jis išsitrauktų lengviau, nebijokit jį įdėti į šaldymo kamerą. Šitas mumijus yra jau ištrauktas iš šaldymo kameros ir aš jums pademonstruosiu. Pademonstruosiu, kaip tiesiog paprastai jis iš to celofano išsiima. Čia į vieną, kai kuriuose yra į du įdėta. Čia ir į du ir įdėta. Žodžiu, kai pakuoja, ten tarkim būna, kad pritrūksta ten kažkokio gramuko, ne, ir tada dedada į tą atskirą maišelį. Tai žodžiu, jisai jau dabar čia, kol aš išėmiau už tos kameros, vėl jisai atitirpo truputį, per mažai gal aš jį palaikiau. Tai žodžiu, kai jisai sukietėjęs, sušalęs, jisai taip lengvai išsiima iš to maišelio. Atsakau, kadangi čia jau dadėta, matot, šitą vėl dėkit atgal į kamerą ir nulupsit jį labai paprastai nuo šito dar papildomo maišelio. Aš po to jį įdėsiu, dabar čia nėra. Tai va. Toliau, tokiam pavydale laikykit kažkokiam tai inde, geriausia yra stiklinis indas ir kad būtų užsukamas. Ir laikykit kažkur spintelį kambario temperatūrai tą mumiją. Vartoti irgi labai paprastai, atsignybėt ten ryžio dydžio, kaip pati pradžia, ne? Nuo ryžio dydžio pradėkit. Tai ryžio dydžio gabaliukas, išsitepliojau, nėra skirtumo. Žodžiu, ryžio dydžio gabaliukas, pradėkit nuo tokio. Kai jis yra sušalęs, galite atsignybti jį labai nesunkiai. Arba su šaukšteliu kažkaip atsikabinti. Žodžiu, patys darykitės taip, kaip jums reikia. Ir jis reaguoja su aplinka. Jeigu yra sausas oras, tai jisai gausis toks, iš vis jisai, matot, su toks, netgi į kietumą pradeda eiti. Tai žodžiu, čia iš tokio galima jau
pasidaryti ir, matot, jis jau gaunasi toks pabuvęs su sausoje aplinkoje. Tai va. O šitas yra šviežus šviesutėlis, vat ką tik ištrauktas iš šaldymo kameros. Ir tai dar reikėjo truputį gal ilgiau palaikyti, kad jis lengvai išsikrapštytų iš to maišelio. Tai va, ir buvo žmogus, vat irgi taip vat paėmė, šviežų bandė išimti iš to maišelio, susinervavo, kad liko ten daug ant to maišelio to mumijaus ir vat kiek prarado tų vitaminų, kadangi ne pirmą kartą jau perka, tai norėjo gauti. Kada žiemą, tai jis aišku atkeliauja, jisai jau toks sutvirtėjęs, sukietėjęs, kaip sakant, ir jisai daug lengviau išsiima iš to maišelio. Kada vat šviežus, ypač vasarą, šilta, vairuotojai, kurie veža tą mumijų, žino, tai ten mašinai, tai prisišildęs žiemą, tai vėl, tai padėjo ant to ventiliatoriaus, jisai atšyla, ar panašiai. Tai sakau, tai mumijus jisai labai reaguoja, bet nereikia išsigąst, kadangi jis nekeičia savo fizinių tų savybių. Fizinės keičiasi, bet gydomasias savybės jisai išlaiko. Todėl, kad jūs patys supraskit, kalnuose ten žiemą, ten 50 minus temperatūra ir panašiai. Tai vat, jis tokiuose sąlygose, natūraliuose, jis jau ten gyveno. Tai žodžiu neprarado nieko. O kada vat saulė, kada vasara šilta, jis tada gaunasi tokį tirpumą ir vat per šimtmečius jisai pasirodė, išlindo iš tų uolų. O kaip jau lenda į tas uolas ir kaip ten skaldo jas daro, tai ten nėra jokios estetikos ir kažkokią dieną tai turbūt, kad ir uždraus jį gauti. Toliau džiaukitės, kad jis toks. Džiaukitės, kad jis tokios koncentracijos, kadangi jeigu jis yra stacionarios koncentracijos, visada vienodos koncentracijos, nusiperkat parduotuvį, nusiperkat vaistinį, žinokit, tai jau yra masinė gamyba, vaistinės nepriims be kietiklių, todėl kad yra reikalavimai atitinkami ar panašiai. Žodžiu, daug tokių dalykų, kuriuo aš iš tikrųjų negaliu papasakoti, tai čia jums reikia pirmiausia įsigyti, pabandyti, įsitikinti ir panašiai. Arba paklausyti mūsų jau klientų, jau šimtais tų mumijus pripirkot ir sveikatinatės. Tai va, atsiliepimų irgi jau krūvos. Vieniem daugiau padeda, kitiem mažiau padeda. Imuninė sistema visa atgyja, žodžiu, atsparus organizmas visiems tokiems stresinėms situacijoms, virusams, bakterijams, bet yra dar stipresnės priešvirusinis toks vaistas, natūralus vaistas, tai akmens aliejus, bet apie jį pakalbėsiu aš kituose video. Tai va, jeigu kas norėtumėte įsigyti, visada prašom. Būna, kad užstringa, būna, kad kartais neturim. Dabar jau atvežėm, vėl turim tikro mumijaus, tai galit užsisakyti. Tai va, buvo toks šiandien video. Labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę duoti Lietuvai tokį produktą, tikrą, išgrynintą, be jokių priemaišų, be jokių priedų. Tai va, likit visi sveiki, kam norisi, rašykite mums žinutę ir susitarsim, kaip įsigyti. Tai va, linkiu visiems sėkmės, gyvenkite meilėje, džiaugsme ir susitinkam kitam video. Iki.